oficialiai nominuota kiečiausia vairuotoja. Rytas Austrijoje. Beprotnamis. Tikras beprotnamis. Nusprendžiu stovėti parkinge ir laukti nakties. Bet tik naktį blogai, kad fūros pajudės. Bet tai ką daryti? Jau dabar ten kamščiai visais šungeliais reiks apvažinėti. Ai, niekur neskaba, aš čia galiu iki antradienio tasytis. Biški austriškų kainų, kas norit pasižiūrėti. Aišku, čia negali dar labai sulyginti, reikia specialiai tų pačių produktų ieškoti. Bet kai aš surandu parduotuvėje tos pačius produktus kaip Lietuvoj, tai čia randu žymiai pigiau. Tai ką gaminsime valgyti? Kažkokie tai grįžių košė su vištiena. Rašo, kad užtenka vandenį pamirkyti. Atrodo toksai šamarliakas. Mat svagūnų neturi lentelės kaip jaustyti. Nu, įvertinsim tą košę. Ar įmanoma ją valgyti ir pirkti? Nu, žinot, kai labai alkanas, praeis. Nelabai alkanam, tai taip truputėlį, nu, sakyčiau, dar reikėtų biškį prieskonių. Tokios, kas nors, kad ir rašo su vištiena, bet šitos vištienos nesijaučia visiškai. Čia reikia vis tiek tos grynos mėsos. Būtinai dėti dar kokios mėsytės. Tai nori pasižiūrėti savo mašiną, atrodo. Pasifotkinti save. Ką, einame ieškoti tūliko. Pirmą ieškosime čia. Ar veikiantis įdomu bus tik tai. Bus jau čia pisuaras tik tai. Arba užrakinta. Jis būna užrakina. Ir būna viso. O. Veikiantis. Kažkokia tai piramidė. Važiuoju kažkur Vilniuje, kažkokiais žvyrkeliais. Važiuot neina. Kašmaras kažkoks tai. Žvyrkelinas. Sėdžiu parkinge, prieina kažkoks seniokas. Suradęs brošiūrą, matyt pagal mašinos numerius, kad va lietuviškai, dar turi net LT pasižymėjęs. Lietuviškai kažką, ar bus pasaulio pabaiga. Grinai kažkokia tai Biblija. Bet įdomu, man kiek žmonių va, turi, kaip turi būti pačiuožęs tau stogas, kad pasimautum va tokia nesąmonės. Nu, kas tenai galvoj? Nu, pažiūrim. Geras kamštukas. Žinai, avarija kažkokia va, kamštukas iš fūrų. Dar kamštus. Ten daug stovinčių, kur jau matas ilgai stovi, nes jau iš mašinų išleipia. A fūrų, tai čia aš nežinau, čia jie turbūt gal ryto pajudės visi. Sekantis nukreipimas kitų kamštis. Čia pusė dienos jie smigo. Kamštukas tęsiasi, jau turbūt 15 kilometrų, čia dauguma jau stovi, išlipę, jau 15 kilometrų, čia ten dar svarbiausia, tas remontas, ta avarija dar ilgai tenai tvarkysis.
puodelis. Gerai, lietus vara. Nu taip, praštutingėme, nusprendžiau vėl picą. Ai, kažkaip norisi vis pasiskanauti. Bent nervams ramiau pasidaro, nes kažkaip išveikė mane šį kartą visi. Dušas Belgijoje. Taip, vėl pietus Orline. Kotletai su to ir burakėliai šviežus. 10 eurų. Nu, dar sultis pirkau apelsinų.